kviečiu juos tarti žodį, ar nežinau, tiesiog jūsų laikas. Tai ir mūsų plojimai svečiams. Mes gal nešnekėsim, gal mes pradedam dainą iš savo vietų. Taip? Inovatyvi ir įvairiausiai kitokie sprendimai tokie turėtų būti mūsų mieste, nes esame Klaipėda, pas mus jūra ir mes susivėlę. Taip viskas turėtų būti iš tikrųjų. Ir šiandieną pas mus yra ne tik svečių, bet ir būsimų partnerių ir jie taipogi nekantrauja jau eiti ir pasirašyti sutarčių, uždėti antspaudą ir parašą ir tapti pilnaverčiais asociacijos nariais. Tai noriu pakviesti dabar Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjungą ir vadovę Reda Rimšaitė Kovalenko, ar turime, yra šis plojimai ir svečias mūsų Klaipėda, Reda Virginija, tačiau ir Virginija, jūs patikit kelią, kaip ten, mes pagarsinkim tos vietas, kurios tinka šiandien mūsų sueigai. Jūs pasirašinėkit, kadangi snačių pasirinkimai. Mes jau kaip žinai, kitokį ritmą mes galime būti kitokie. Versijom, pasiekintis galime žinųjų, tai tokia muzikinė pertraukėlė. Tai neignoruoti ir petukai jų dar nėra. Reda, nepabėkit porą žodžių, prašom. Labai džiaugiuosi, kad čia pakliuvau.
kad mes anksčiau čia nepakliuvom, bet mūsų sąjunga nori prisidėti prie MK veiklos, tiksliau vizijos. Aišku, mes esame Senamiesčio sąjunga ir tikiuosi, kad bendrom jėgom aktyvinsim senamiestį visom prasmėm. Ačiū ir džiaugiamės sutartim. Ačiū. Na, o dabar norim pakviesti kokį pristatyti Akropolio valdytoją. Neliokauju. Štai toksai. Juokelis buvo, iš tikrųjų, kviečiame dabar asociaciją Klaipėdos jungtinė pagyvenusių žmonių bendrija, pirmininkė ponia Aldona Marija Gedvilienė. Kviečiam taip pat jūs, prašom, salės eilinės mūsų. Prašom. Čia netokį sunku lengvesnį muzikinį foną. Priminsiu klaipėdiečiams, kad senamiestis yra ten, kur senas miestas, ne ten, kur Akropolis. Ten, kur Teatro aikštėje. Ten, kur 11 žmonių. Ten, kur 11 žmonių. Ir plojimai. Tegit, ponia Aldona Marija, jūsų žodis, prašom. Žinote, gerbėmieji, mūsų gyvenimas dabar yra kitoks negu jūsų dirbančių. Bet suprantate, labai įdomus faktas, kad kiekvienam ateis diena tokia. Ir todėl, jeigu jūs galvojate šiandieną apie pensininkus, reiškia galvojate ir apie savo ateitį. Tad labai malonu bendrauti, bendradarbiauti, kurti naujas idėjas. Mes tikrai pilni sumanimų, norų ir veiklos, bet norime, kad būtume visi kartu, bendrautume visi kartu. Labai jums ačiū. Ir trečiai mūsų partneriai būsimi Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacija. Pirmininkė Kristina Buslajeva kviečiame, taipogi su plojimais. Ponia Kristina, žodis. Ruduo, jūs visi jau paatostogavę, pas mane atostogų nuotaikos, aš rytoj išvykstu toli, todėl pirmą kartą kalbėsiu labai mažai, tik noriu pasakyti, išskyrus nuo jungtinės organizacijos pagyvenusių žmonių, mes pagyvenusių žmonių asociacija Klaipėdoje užsiimam kultūrinių darbų, tik kultūrinius renginius ir 4 metai, kaip jau mes juos stipriai varomės. Bet esame pasiruošę materialiai, aišku, mes kaip pensininkai nieko negalėsime prisidėti, bet dalyvauti jūsų renginiuose su kolektyvais, turėdami patalpas ir jūs gal kada pasikviesim ir bendrai norėsim su jumis bendrauti. Ir aš manau, kad man reikėtų prie kultūrinio sektoriaus pasirinkti. O dabar mūsų sueigos pati nemaloniausia dalis. Kviečiame kavą ir arbatą, bei vyno taurę. Be galo skausmingas procesas, skambant tokiai muzikai, skelbiant pertraukėlę, prie kavos ir arbatos ir tokia informacija, durys užrakintos. Lauk neišėsi. Kviečiam kavą ir arbatą.